Sveiki! Šiandien noriu pakalbėti apie tą tylų metą po švenčių. Kai šviesos dar rusena, bet garsai pamažu nutyla. Kai erdvė atrodo ramesnė, o laikas lėtesnis. Erdvė, kurioje ką tik buvo šviesa, garsai, žmonės, dabar liko tik tylos aidai. Ši tuštuma nėra praradimas. Galbūt ji vieta, kur gali sustoti, įkvėpti, pabūti su savimi. Kai viskas nurimsta, atsiveria tai, ko šurmulys neleido išgirsti. Aiškumas, ramybė. Šioje pauzėje gimsta naujas ritmas. Paprastesnis, gilesnis. Tai laikas, kai grožis tampa tylesnis, bet dėl to dar tikresnis. Po švenčių dažnai norisi atkurti aiškumą. Pavargsta ne tik kūnas, bet ir erdvė. Paviršiai prisigeria garsų, kvapų, judesio. Pabandyk skirti valandą tam, kad erdvė galėtų vėl kvėpuoti. Nuimk šventinę staltiesę, nuvalyk stalą, pakeisk gėlę ar žvakidę. Leisk, kad kambaryje atsirastų truputis tuštumos. Tuštuma namuose nėra praradimas, ji vieta, kur gimsta aiškumas. Po šventinės gausos mūsų akys pasiilgsta švelnumo. Leisk šviesai vėl suminkštėti, sušvelnėti. Įsileisk daugiau prieblandos. Išjunk ryškius šviestuvus, palikti kelias mažas šviesas. Galbūt vieną lemputę prie lango ar žvakę ant stalo. Tokia šviesa ne tik ramina, jis sukuria pojūtį, kad laikas sulėtėjo. Kiekvieną vakarą rinkis apšvietimą sąmoningai. Užuot įjungusi viską, paklausk savęs, kiek šviesos man reikia dabar, man norisi dabar. Po švenčių namai prisigeria taip pat ir aromatų. Maisto, kvepalų, žmonių. Ir vis dėlto, kai norime lengvumo, verta įsileisti naują kvapą. Nebūtina vėdinti namų ilgai, pakanka kelių minučių. Arba natūralaus kvapo, pavyzdžiui, citrinos žievelės ant radiatoriaus, ar eterinio aliejaus lašo ant audinio. Kvapas yra tylus būdas atkurti balansą. Jis grąžina mus į dabartį. Po švenčių namai atrodo tylesni. Ta tyla iš pradžių gali pasirodyti šiek tiek keista, lyg trūktų kažko įprasto. Bet joje slypi ramybė, susiliejimas su natūraliais gamtos ritmais. Garsai turi galią formuoti mūsų būseną. Kiekvienas garsas kuria ritmą. Jis gali mus išvarginti arba atverti erdvę. Tyla irgi yra garsas, tam tikra prasme. Tik labai švelnus. Pabandyk šią savaitę skirti kelias minutes sąmoningam klausymuisi. Išjunk foninę muziką ar televizorių ir tiesiog leisk savo išgirsti. Laikrodžio tiksėjimą ar vėją už lango. Tai mažas pratimas, bet jis sukuria daug aiškumo.
tyla išgrynina mintis taip, kaip šviesa išryškina formas. Išsirink vieną tylos momentą per dieną. Galbūt ryte su kava, vakare prieš miegą ar vidury dienos, kai visi skuba, jei gali tai sau leisti. Kartais, kai erdvė tampa per tyli, mes norime grįžti prie garso. Ir tai visiškai natūralu. Svarbiausia pasirinkti garsą, kuris tave palaiko, o nesekina. Gal tai švelni instrumentinė muzika, klasikiniai pianino garsai, gamtos įrašai, tarkim, lietus, paukščiai, jūros ošimas, o galbūt tave ramina tyli, monotoniška kasdienybės muzika. Virtuvės garsai arba tinuko šnipštimas. Gali iš tiesų užvirti arbatinuką arba susirasti tokius garsus platformose ir juos naudoti kaip foninė muzika. Tam tikrą prasme muzika. Svarbu klausytis taip, kad garsas netrukdytų tylai, o tylą priimtum kaip dalį garso. Žiema kviečia sulėtėti, neskubėk grįžti į įprastą tempą. Kartais poilsis yra daugiausia, ką gali padaryti. Jei gali, leisk sau kelias dienas gyventi lėčiau. Užsirašyk, ką nori išsaugoti iš švenčių jausmo. Gal tai dėkingumas ar buvimo kartu paprastumas. Tai gali tapti tavo ketinimų likusiai žiemai. Kai šventės nutyla, visas pasaulis atrodo tylesnis. Bet toje tyloje yra kažkas labai gražaus. Erdvė tarp to, kas buvo, ir to, kas dar tik ateina. Tai laikas sustoti ir pajusti, kaip viskas po truputį nurimsta. Viskas grįžta į natūralų ritmą. Kartais ši būsena gali atrodyti ar jaustis kaip tuštuma, bet ji iš tikrųjų yra pilna. Švelnumo, šilumos ir tylos, kurios gydo. Tegu ši ramybė tampa tavo vidinė pradžia. Ačiū, kad buvai čia. Iki kito karto.